son. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sveiki draugai, su jumis vėl Maismanas. Grįžtam prie antruko. Turėjom truputuką kitų darbų, tai labai daug nieko nenuveikėm prie jo, bet einam pasivysim ir tada vėl kipsim į darbus. Tai va, pagaliau susidėjo visą važiuoklę, reikis galas, pakeitėm visus varžtus vienodus, kad per lenktynės nebūtų problemų su skirtingais varžtais. Atsirado vairo kolonėlė nuo 2.2, klasikinis variantas. Susidėjo stabdžių puslė, susidėjo vairas. Vairo kolona perdarėm iš originalios F22 kolonėlės, kad liktų visas teleskopinis mechanizmas, kad truputį lengviau būtų galima keisti vairo kolonėlę, jeigu vis nors tai nutiktų, nes paprastai visi naudoja E36 ir tenais jau turi problemų su ja, nes jinai nei teleskopinas, nei patogiai su ja dirbti. Tai šitas sprendimas kaip ir buvo optimaliausias mūsų atveju. Atsirado pedalai, elektrinis gazas, aišku, shifteriai rankinio cilindriukas su rezervuaru, nes čia nusprendėm padaryti atskirus suportus rankiniam stabdžiui. Gale atsidūrė jau intersas, vandens siurblys, radiatorius dar truputį gamybos procese, bet gale visas vaisvabų susidėjo vaisvabų galinė važiuoklė. Atrodo viskas kaip ir turi būti. Buvo truputį problemų su 4 suportais gale, bet išsprendėm su kustuminiam stabdžių šlangutėm. Nes truputį čia trūksta vietos ir labai čia viskas ankšta ir labai mažai vietos. Bet atrodo, kad viskas veiks. Padarėm plokšteles, kad nereikėtų kiekvieną kartą sukinėti ir reguliuoti su originaliais šiltuminiais varžtais. Nu ir kol kas viskas. Atrodo, nieko nepasidarė, bet atrodo, tiek daug laiko buvo praleista. Gali taip pat visi varžtai įsidėti vienodį, kad jokių nebūtų problemų. Tai principe dabar gali su 3 rakteliais išardyti savo važiuoklę, kas yra labai patogu ir taupo laiko, kai kažkas nutinka lenktynėse. Kas beliko padaryti viską, kas liko. We splattering, calling her friend, tell her pull up, word, let's make it a gathering. They loving that swagger, nah, I'm addict now, but she loving the splash again. I just be cashing in her buns, just like a wedding, I'm crashing in. Hundreds on hundreds, I'm moving and grooving, she wanna cut up, I'ma slash again. Buckets on buckets, I'm switching edition, back in my bag, going back. Pakalbam apie degalus, naudojam Niukės celę. Kuo jinai ypatinga, tai yra, kad visa šita sistema atsiranda kuro bake ir atskirai nereikia jokių papildomų atstojnikų ar kažkokių tai papildomų sistemų ne kuro bake. Visi liaudiškai tariant atstojnikai atsiranda pačiam bake. Čia užsideda toks tankis ir gaunasi, kad pats atstojnikas jau yra pačiam bake. Tai labai sutaupo laiko, vietos ir visokių kitų dalykų, kaip tolesnis darbas pačių siurblių, nes išoriniai siurbliai ypatingai garsiai dirba. Taip pat gaunasi, kad yra ir kuro lygis, taip pat yra atskirai jau viskas viename ir ventiliacija, apsauga nuo kuro išsiliejimo pro užpylimą. Gaunasi viskas labai paprasta, nes gaunasi visi siurbliai pasijungia vieną, gaunasi vienas išėjimas, vienas grįžtamas, todėl labai susitaupo ant žarnų. Kurio siurblius naudojam Deutsche Werko, man atrodo 470 litrų, 2 pagrindiniai. Aišku, vienas bus kaip ir atsarginis, nes šitam setupui turėtų vieno jau užtekti. Jeigu ką, visada gali paimti ir antrą. Pakelimas siurbliais yra biškį mažesnis, man atrodo 270 litrų. Irgi Deutsche Werko. Tai visas šitas
darinys yra labai patogus, aišku, nepigus, bet jisai pašalina labai daug galvos skausmo ir niekada nėra buvę su juo problemų. Grįžo pusvašio štangos. Aišku, visi dabar pripratę važiuoti su vaisfabiniais pusvašiais arba kiti dar žaidžia su BMW originaliais, bet mes biškai padarėm kitokį sprendimą. Tai padarėm kostiumines štangas. Jis biškai, kaip sakant, iš žvaigždžių metalo. Daug kas važiuoja su Winderso diffais, su perėjimais ant jų, nes dažniausiai naudoja vidinės BMW granatas nuemkės, bet kadangi ant Winderso originaliai dažniausiai satupė eina Porsche flanšai, tai mes atskirai suradom kitas vidinės granatas. Aišku, kas čia, kur čia, kaip čia yra konfidencialu, nes tokius dalykus atrasti ir žinot, ką reikia sudėti, nėra 5 minučių darbas ir šitas setupas jau iš anksčiau yra patikrintas. Tik tais pačiam štangom buvo naudotas biškiai kitoks metalas negu paprastai. Tai toks pusiau bandymų poligonas, bet manau, kad viskas pavyks. Galiu pasakyti tik tais tiek, kad ne viena iš šių detalių nėra buvus BMW ir setupas labai toks įdomus, tai todėl iškart darysim 4 pusvašius, kad būtų 2 į zipą. Nupirkom specialius varžtus Winderso diffai, nes tenais yra soliniai, atkeliavo net iš pačios Kalifornijos. Tai bandom surinkti ir pažiūrėti, kas gaunasi. Oh, say less, I'm back in that bag again, yeah. Oh, say less, I'm back in that, yeah. What you doing, yeah. I'm back in that, hey. Where you going, hey. Tai va, surinkom, sudėjom pusvašius, bet atsirado kita problema, kad išorinės granatas yra ant tiek didelės, kad apsauginių gumų sąvaržos netinka, tiksliau jos netelpa fiziškai. Tai nežinau, kaip reikės išspręsti šitą problemą. Reikės iškart kažkokių mažesnių sąvaržų, nes dabar viskas gremžiasi į laisvavą stupicą. Tai reikės kažkaip išspręsti šitą problemą, bet visa kita atrodo, viskas liuks, yra laisvumo, ilgis pakankamas, atrodo pataikėm. Liks tik tais įsitikinti, ar jie laikys per testus. Dar už kadro liko stabdžių sistema, tai jau kaip ir stabdžiai padaryti, trūksta vienos šlangutės į rankinio kontūrą, bet sprendimas su stabdžiais buvo toks, kad didžioji dalis gavosi iš metalinių vamzdelių, nes varinius vamzdelius naudoti yra ne fasonas. Tai gale susidėjo visiems 4 suprutams vamzdeliai. Tik tais palikom armato šlangutės, kad būtų lengviau vedžioti nuo priekinio pagrindinio cilindro iki galo ir iki reguliatoriaus, kad būtų biškai paprasčiau su pravedimus ir tvirtinimu. O lygiai tas pats gavosi ir priekyje. Tai gavosi geras sutapimas, kad vamzdeliai nupirkti yra tokios pats spalvos kaip kėbulas. Tai iš pirmo žvilgsnio net nepastebi kartais, kad jie yra. Tai nežinau, ar čia pliusas ar minusas, bet atrodo viskas tvarkingai susidėjo.
reikia pagaminti dar vieną žarnelę nuo rankinio stabdžio iki galinio trišakio ir stabdžiai kaip jau ir bus baigti. Nu ką, turbūt šiandien tiek. Kitą kartą grįžtim su turbūt jau varikliu, nes ant dienų jau turi būti pas mus. Ten turim krūvą darbų, turim krūvą flanšų pagaminti ir sudėlioti viską į savo vietas, nes ten praktiškai aplink motorą nieko neliks originalaus. Tai turbūt, kad šiandien tiek ir susitiksim iki kitų kartų.